Sveika šventoji motina, tu davei mums karalių, kuris valdo dangų ir žemę per amžius. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Vasario 11 bažnyčia mini Lurdo švenčiausią mergelę Mariją. Lurdo miestelis yra Prancūzijoje, kur 1858 metais, šią dieną, vasario 11, Marija grotoje pasirodo mergeliai Bernadetai ir pasako, kad ji yra nekaltasis prasidėjimas. Ta vieta iki šiandien yra lankoma Lurdo šventovė piligrimų. Ypatingai šita vieta reiškiasi savo stebuklingumu, nes ligoniai pakyla iš savo patalo, iš savo negalių, iš savo skausmų, būtent tenais, toje grotoje besimelsdami, kur Marija yra ne kartą pasirodžiusi šventajai Bernadetai. Į ją ir mes šiandien kreipiamės, visa bažnyčia pasaulyje meldžiasi už ligonius pasaulinėje ligonių dienoje. Ir jūs mišių metu taip pat galėsit šiandien priimti ligonių patepimą, jeigu turite negalę, jeigu esate pasirengę, atlikę išpažintį, neturintys sunkių nuodėmių, tai galėsite dalyvauti ligonių patepimo apeigose ir priimti šį sakramentą. Šis sakramentas yra vienas iš 7. Šitame sakramente prašom Dievą malonės pastiprinti mūsų kūną, pagydyti mūsų sielą, pakelti mūsų iš negalės. Šventosios mišios taip pat aukojamos už mirusius ir gyvuosius, už kunigą šitos parapijos buvusi kleboną Saulių Paliūną, už Joną 8 mėnesiai po mirties, už Algimantą ir Kazę 3 metai po mirties, Petrą 12 metų po mirties, Veroniką 15 metų po mirties ir giminės mirusius, Gitanai ir Skaidriai, meldžiam sveikatos, ištvermės, Dievo palaimos, Marijos globos, Marijonai, meldžiam sveikatos, Dievo palaimos ir Marijos globos, Dariui Jonui ir jo šeimai meldžiam stiprybės, ramybės, Dievo palaimos, Marijos globos, Jolantai ir Rimvydui meldžiam sveikatos, Dievo palaimos, Marijos globos. Meldžiamės už prieš 34 metus mirusiai Alfonsą, Vytautą 8 mėnesiai po mirties, Eleonorą, Marijoną ir giminės mirusius. Jonui meldžiam sveikatos, Dievo palaimos ir Marijos globos. Irenai, Virginijui ir Laurai meldžiam Dievo palaimos, sveikatos, Marijos globos. Pradėkim šventą mišiauką, sužadindami gailestį už savo nuodėmes. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen. Melskimės. Išties gailestingasis Dieve mums silpniems pagalbos ranką, kad pagerbdami nekaltąją Dievo gimdytoją, jos užtariami ir remiami prisikeltume iš nedorybių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale būkite linksmi ir džiūgaukitės visi, kurie ją mylite. Kartu su ja jūs būkite džiugiai nusiteikę visi, kurie jos liudijote. Glauskitės prie guodžiančios krūtinės, pastiprinkite ir atsigaivinkite jos
turtais. Juk Viešpats sako, štai tartum tėkmę nukreipsiu jon taiką ir tautų turtus tarsi sruvenantį upelį. Jūsų vaikus nešios ant rankų ir supuos ant kelių. Kaip motina paguodžia savo sūnų, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje rasite paguodą. Kai jūs tai išvysite, pradžiugs jums širdis. Jūs pražysite tarsi jaunas žolynas. Šitai apsireikš Viešpats galia jo tarnams. Tai Dievo žodis. Tu mūsų tautos pasididžiavimas, tu mūsų tautos pasididžiavimas, tu esi aukščiausiojo palaiminta, labiau negu kitos moterys žemėj. Šlovė tau Viešpatie mūsų Dieve, dangaus ir žemės kūrėjau. Tu mūsų tautos pasididžiavimas. Šiandien tavo vardas didingas, garbę per amžius gieda tau žmonės, atsimindami Dievo galybę. Tu mūsų tautos pasididžiavimas. Alleluja, alleluja, tu mergelė Marija, įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties tau pasakyta. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems paliepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikyk gerąjį vyną iki šiolei. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Tai Viešpaties žodis. Dabar bus teikiamas ligonių sakramento patepimas. Likime stovėti. Ligonių patepimas teikiamas, kaip ir sakiau,
pirmiausia, tai turint ligą. Šiaip savo ateinam, būna išpažinties, ateina, sako, nieko nenusidėjau, prašau atgailos ir išrišimo. Tai ko prašai ir iš ko išrišti? Ne, tai turi pasakyti nuodėmę, kad ką Dievas turi atleisti, ko prašai. Tai ligonių patepimą taip pat, kas šiandien prieisite, tai ne taip, kad šiandien rytą gerklę skauda, ateisiu patepimo. Suprantam, čia toks, nėra tas toks negalavimas, kurį prašom Dievę, man žūtbūt reikia tavo įsikišimo. Nes ligonių patepimo sakramentu yra ženklinama šventu aliejumi kakta ir delnai. Tai yra Jėzaus kančios ženklai. Erškėčių vainikas Jėzaus ant galvos ir rankos perdurtos viniais. Tai mes ligonių patepimu gaunam tokią vienijimosi su Jėzaus kančia galimybę. Tai jeigu man biškiuką gerklę skauda, ar čia mano ta kančia tokia didžiulė? Aišku, čia pajokavimas su šypsena, bet tikrai, kas turit negalią, tai turėkit dabar intenciją. Maldavimais prašysim Dievą, melsimės už ligonius slaugančiuosius ir bus priimtas, suteiktas ligonių patepimas. Kaip ir sakiau, tepama rankos ir kakta ir uždedamos rankos ir meldžiamasi tyloje. 2 ženklai. Tai bus galimybė čia ateiti priekį ir priimti šitą sakramentą. Į maldavimus atsiliepkime žodžiais. Meldžiam tave, išklausyk mus. Viešpatie, šiuos sergančiuosius gailestingai aplankyti ir šventu patepimu sustiprinti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Juos iš bet kokio blogio išlaisvinti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Visų ligonių kančias palengvinti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Visiems, kurie slaugo ligonius, pagelbėti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Juos iš nuodėmių ir bet kokios pagundos išvaduoti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Šiems ligoniams, ant kurių tavo vardu rankas uždėsim, sveikatą, gyvenimą suteikti teikis. Meldžiam tave, išklausyk mus. Atsiliepsim sekančiai, teesie pagarbintas Dievas. Pagarbintas Dievas visagalis Tėvas, kuris mums ir dėl mūsų išganimo atsiuntė į pasaulį savo sūnų. Teesie pagarbintas Dievas. Pagarbintas Dievas vienatinis sūnus, kuris tapęs žmogumi norėjo gydyti mūsų negalias. Teesie pagarbintas Dievas. Pagarbintas Dievas šventoji dvasia gaivintoja, kuris stiprina mūsų kūną amžinąja galia. Teesie pagarbintas Dievas. Viešpatie, šiuo šventu aliejumi patepami tavo tarnai, te gauna skausmų palengvinimą ir stiprybę negalioje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prašom, kas esat ligoje, negalioje, čia į priekį ateikite.
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristų, tu prisiėmei žmogaus prigimtį žmonėms atpirkti ir ligonėms gydyti. Maloningai pažvelk į šiuos savo tarnus ir pagydyk jų sielas bei kūnus, kad tavo vardu šventu aliejumi patepti, tavo galia gaivinami, atgautų jėgas, nugalėtų visokį blogį. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Aukos liturgiją pradedam. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Su meile minėdami tavo sūnaus gimdytoje viešpatie trokštame, kad šventoji mišių auka mus pačius padarytų, amžiną atnašą tavo garbei. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, o Dieve tavo darbais šventuosiuose gerėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausią mergelę Mariją, jos pačios žodžiais šlovinti tavo gerumą. Plačiojoje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs ir amžiais lieki be galo maloningas. Pažvelgęs į savo nuolankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoją, savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoj amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, draugė su jais džiaugsmingai giedoti. Osana,
Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome. Šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotasis, paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Darių ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalią amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo, ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Žinom širdį tokią, širdį maloningą, ji visiems atleidžia, nes ji gailestinga. Tai širdis mus atpirkėjo ir tikriausio mus globėjo.
Melskimės. Viešpatie Dieve, tapę amžinojo atpirkimo dalyviais ir minėdami Tavo Sūnaus motiną, trokštame džiaugtis Tavosios malonės pilnatve ir nuolat stiprėti išganimo kelyje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats Jėzus ant kryžiaus numirė ne veltui ir jūs esat šiandien gyvi liudijimai. Priėmėt komuniją, daugelis priėmė ligonių patepimą. Viešpats sako, stoviu prie durų ir beldžiu. Atidarys, užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Smagu tiek matyti atvertų durų. Viešpats su savo malone nei visų širdis yra įžengęs ir jau vakarienės laukia. Priimkit palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok viešpatie ir amžinoji